reikalingiausias yra alijošių sultys. Kodėl reikia gerti alijošių sultis? Tūkstantis priežasčių, visų neišvardinsiu. Pirma, tokia labai svarbi ir pradžiai būtina žinoti, kad alijošių sultis tai pirmiausia mūsų organizmo valiklis. Išvalo organizmą, bet kadangi alijošius turi daug mineralinių medžiagų, vitaminų ir 10 amino rūgščių, iš jų 8, kurių mūsų organizmas negamina, tai besivalydamas organizmas dar pasipildo visom reikalingom medžiagom. Alijošius turi natūralių saponinų, todėl išplauna mūsų žarnyną, išleidžia, išgramdo iki kiek tik tai galima ir po to jau visi organai valosi automatiškai per žarnyną. Blemba, visai nepatrošau apie produktus, tai kiek tau. Dabar dar tokie produktai kaip odos priežiūra, higiena. Čia aš asmeninės higienos priemonės norėčiau pasakyti, tai labiausiai vartojamos prekės irgi kiekvienos namuose yra. Tai muilas, kuris yra padarytas irgi alijošiaus pagrindu, jeigu nusipraustam jo nebereikia jokių kremų. Taip. Toliau dantų pasta, tai alijošius, vaistažolės ir bičių propolis. Vos tik įsidėsi burną, dingsta žūsta visos bakterijos, nes propolis yra stipriausias antibiotikas gamtoje. Toliau imkime tokį produktą kaip Fest. Taigi, 17 vaistažolių. Gydo viską, nudegimas, meskite prieš dažant plaukus, pasipurškiu. Aš esu girdėjęs, kad augina vyram plaukus. Yra dar tenais kremai ir Festas. Toliau imkime dezodorantą. Vienintelis dezodorantas kiek gamintojų yra, kuris yra be aliuminio, neužkiša porų. Dabar serga ne tik moteris, bet ir vyrai. Taip, kad visi dezodorantai, kurie yra su aliuminiu, iš karto užkiša poras, užklijuoja ir žmonės nepakaituoja dėl to, kad neišeina prakaitas. O prakaitas išeina, kuris negali likti. Toliau toks produktas imkim kaip, net nemažau, kremai. Lūpų balzamas, tai irgi alijošius. Gydo, drėkina, palaiko drėgmę lūpų, dar gydo herpį labai gerai, sutrūkimus visus. Toliau iš kremų, ką galėčiau, toks efektingesnis yra tai mūsų kremai. Kremas vadinamas raudonas mūsų kremas, kuris yra nuo skausmo, nuo kosulio. Jeigu vaikui patepsite padus, jisai serga bronchito ar plaučių uždegimu, tai kojų padus reikėtų patepti, tai palengvina atsikosėjimą, sumažina temperatūrą. O užtepus tik tai šaudo, jisai galvos skausmas, radikulitos skausmus, stuburo sąnarių, visus sumušimus nuramina. Kremai yra unikalūs ir ne vien tik tai šitas, bet ir mūsų žaliasis gėlis irgi yra. Tai nuo saulės nudegimų ir šiaip nuo žaizdų, nuo sumušimų. Kremas su propoliu irgi, tai kaip yra su antibiotiku iš karto. Visi kremai yra be vandens, absoliučiai visi yra be vandens ir tik alijošiaus pagrindu.
Gal daugiau nesiplėsime į tuos produktus, todėl kad aš ir kažkaip tai net nesiruošiau šitam, todėl kad buvo paskirta šitas viskas, tai pradedant pradžią, kaip pradėti dirbti. Pats pirmas, pradžia darbo. Jūs įstojate į kompaniją ir gavote dėžutę, nežinote, kaip pradėti, ką daryti ir su kuo pasitart. Pirmiausia, siūlyčiau kreiptis į sponsorių. Tai vienas toksai patarimas, manau, sponsorius žinos, ką daryti. O dabar, jeigu gali šitą pakeisti į Joną Petrą. Ar Jonas dar Petras, kas pas tave ten yra? O, labai gerai. Štai, pirmiausia, siūlyčiau pradėti nuo planavimo. Daleiskim, jūs papasakojate savo artimiems žmonėms apie tai, kad jūs yra kompanija, kurioje yra unikalus produktas, nėra analogų šitam produktui pasaulyje mūsų. Ir jūsų draugai Jonas ir Petras nutarė įstoti į kompaniją su 15%. Dar atėjo teta, pusseserė, draugė, visi užsirašė ir vieni nori kurti verslą, kiti tik tai dėl produkto atėjo, gal kažkas tai tik tai pasižiūrėti, kaip čia kam sekasi. Ir nuo pirmo komandos susirinkimo susiplanuojame, ką mes padarom. Daleiskim, Jonas nusipirko už 100 svarų produktą, ne? Mes ant pirmam mėnesiui plane užrašome 2 keis kreditus. Petras irgi su 15%, jam irgi 2 keis kreditus. Ana, jinai įstojo į kompaniją darbui, ne? Jai 4 keis kreditai padaryti ateinantį mėnesį. Ingai, o Inga, tau 6 padaryti, Linai 5. Dabar apačioje yra realūs skaičiai. Žmonės padarė. Reiškia, mes einam, kas neišeina, paklausim. Einam pasakojam, ką reikėtų padaryti, kad pavyktų padaryti tuos 2 keis kreditus, 2 ar 6 keis kreditus, ne? Gale mėnesio matom, Jonas padarė 1,6, Petras 1, Ana 4, Inga 5 ir Lina 7. Linai pasisekė, jinai pasakė 2 savo draugus, mes čia nekalbam apie joklį, nekalbam apie savo. Antras mėnesis. Gruodį mes vėl planuojame, ne? Daleiskim, Jonas nepadarė 2 keis kreditų. Vėl darom 2 keis kreditus plane. Petrui irgi 2 keis kreditus, o galbūt ir pasistengsiu, ne? Ana padarė 4 keis kreditus, uždėkime didesnį planą, 6. Ingai 6, kadangi neįvykdė planą, o Lidnutė padarė 7, reiškia, reikia daryti daugiau, uždedam 10. Kas dabar gaunate? Visi keis kreditai, kuriuos padarė žmonės, aplink jūs stovintis, visi jums eina į kvalifikaciją. Jeigu mes pirmą mėnesį padarė 19 keis kreditų, sekantį mėnesį padarysime 6, mes jau iš karto supervisorį. Tai nėra sunku, reikia žmonės išmokinti daryti 4 keis kreditus. 4 keis kreditai nėra daug. Dabar įdėk tą pirmas mėnuo, gerai? Dabar štai, planas padaryti 4 keis kreditus. Pirmą
atsistoji kompanijas, pasistatom 2 draugus, va čia viršuj batos ir rūkai su 2 kreditais. Surengėm pristatymus, verslo pristatymus pas tuos draugus, pastatom jiems po 1 žmogų. Savo 2 kreditus jau darome, kaip žinome. Ar tai produktą perkam, ar tai per parduotuvę, ar tai žmonės su 15%. Kaip jau čia gausis, taip darom. Planą turim pasidaryti 2 kreditus. Per mėnesį visų 10 kreditų. Minimalus darbas, minimalus. Tai yra 2 pristatymai, reiškia, per draugus nueiti ir 2 pristatymus padaryti, 2 pupiukus paleisti per draugus ir visą laiką visus palepinti, ne, dėmesio savo, kaip sekasi, kaip pavyko, ar tai produktas patiko ar nepatiko, kodėl, kas atsitiko, neaišku žmogus, kad jisai, daleiskim vartotojas, kad jisai net nesinai tą produktą žiūrėtų, tiesiog jį pamiltų. Tai labai didelis darbas. Supratau, sakymų nėra. 2 mėnesį dedam. Atsiprašau. Būtinai turėjau paskambinti. 2 mėnesį Vida, uždėk bugerą. Atsiprašau, čia mano. 2 mėnuo. Tie žmonės, 2, kur viršuje, jie jau daro šį mėnesį po 10 kreditų. Kadangi jau jų linijų mes dirbame, ne? Kitais kreditais, tai lygiai žmonės pastatyti su 2 kreditais ir pas juos padarė pratymą, pastatom po žmogų irgi 2 kreditais. Savo 2 kreditus darom kaip norim. Per mėnesį 30 kreditų. Labai geras rezultatas 30 kreditų. Geras rezultatas ir 18. Taip, kad jeigu mes planuojam padaryti 30, o padarom 18, tai labai gerai. Planavimas yra tam, kad mes atėję į verslą, tik rankas sudėję, laukiam, kad kažkas tai padarytų. Kažkas sugalvotų, kažkas atsineštų, padarytų. Tikno. Jie tačiau jau davė kreditą. Kur praeitą mėnesį pastatyti žmonės, jie daro kodėl kitus. Šitą 2 žmonės, reiškia, jie mums duoda 4 kreditus, 3 kreditus. Labai geras rezultatas 73 kreditų. Geras rezultatas 26. Tai jeigu jūs palyginsite skaičius, jūs pamatysite, kad netgi jeigu ir nepadarė, jeigu mes galėsim padaryti 50, tai irgi labai geras rezultatas. Nuimkime, bet planuoti visą laiką yra geriau turėti planą prieš akis, negu kad sėdėti ir nieko nedaryti. 4 mėnesį buvo. Visas pats, nieko naujo. Ir patys pirmieji žmonės, kurie pasakyti pirmą mėnesį daro 30, antrą mėnesį 30.
Ja, per ketvirtą mėnesį 130, bet nereikia sakyti tam. Supratome, kad lauksiu viskas, ko. Your line Reiškia, is per now 4 mėnesius unmuted. menedžeris. Jeigu mes darysime lėtesnių, Your line is now muted. tų gerų rezultatų, nelabai gerų, o gerų rezultatų, menedžerį galima padaryti per 6-7 mėnesius. Norėčiau pasakyti, kad tik suplanavę mes tuos planus vykdysim. Jeigu mes nieko neplanuojam, tai nieko ir nedarysim. Spontaniškai irgi gerai, kad gaunasi, o daugiausia nesigauda. Čia niekur nepaminėjau apie pupsiuką. Pupsiuką tai mūsų apyvarta. Kaip ten daugiau. Tikiu, kad visi žinot, kas tai yra pupsiukai, ne? Ir jeigu mes kuo daugiau pupsiukų per pasaulį, tuo daugiau turėsim klientų. Jeigu pupsiuką pabandė žmogus, jisai paprastai užsisako produktą ir jeigu jam patinka, jisai tampa mūsų vartotojai. Su pupsiukais aš susirasiu ir tikiuosi susirasti ir verslo partnerių. Gerai, viskas vidas šitas, dabar kažkas tai yra dar tenais, neatsimenu jau. Kokio dar skaidrės yra? Žailesnis. Čia šitą turėjom, viskas jau šitą praėjom, atsikartojam. Kažką kitą. Turi dar nieko nematyti. Aha, supratau, čia pristatymas. Čia specialiai įdėjau pristatymą, jeigu kam įdomu, tai galima iš karto į e-mailą tą pristatymą, galite studijuoti, galite keisti, daryti, tai ne kažkokia tai patentuota. Patentuota knyga, tiesiog tai yra jums kaip įrankis jūsų bizniui pradėti. Tai viena iš idėjų, jūs turite savų, aš sveikinu, man labai smagu, kad dirbam, stengiamės, darom, iš viso labai noriu pasidžiaugti Vida, kažkas tai tokio labai aktyvaus, nespėjom visi paskui ją bėgti. Ačiū Vidai už šitą seminarą, už tokią galimybę. O dabar aš galvoju, gal mes visi pasikalbėti, kas kam iškilo kokių klausimų, ko aš jau vieną radau. Inga,